Įvyko puikus nutikimas mūsų žemėlapyje, tai yra praplėtimas, kuris paįvairina patį žemėlapį, taip pat atsiranda galimybė žaisti daugiau žmonių, sudėtingesnius, įdomesnius scenarijus. Tai turbūt iš pirmojo žemėlapio vaikščiojimo pamenate šią vietą. Tai yra ofisų pastatas. Kas atsirado? Tai pradėkime turbūt nuo to, kad palei šį pastatą galima nusileisti žemyn. Per įvairias vietas ir patekti į naują respą. Tai yra viena iš 4 respų, viena iš naujų 2 respų, kuris yra štai čia. Tai, sakykime, startavus šitame respe mes turime pasirinkimą arba bėgti į kairę ir patekti į jau jums žinomo žemėlapio dalį, arba bėgti į dešinę ir patekti į naujai atidarytą žemėlapio vietą, kurią mes pabandysime ir apeiti. Nėra labai patogus užlipimas, bet sportas sveikata. Jums atsiranda galimybė apeiti buvusį žemėlapį iš kitos pusės. Vėlgi galima eiti per čia ir grįžti į jau žinomą žemėlapio dalį, arba keliauti palei tvorą. Galima eiti palei tvorą, galima kirsti per šitą garažiuką ir mes patenkame į dalį, kurioje anksčiau nežaisdavom. Čia atsiranda kelios opcijos, tai yra viena iš yra padarytos kopėčios, kuriomis galima nusileisti į apačioje esančias patalpas, kuriuose mes anksčiau jau žaisdavom ir pro kurių langus atsiveria kiemas, pagrindinis kiemas, bet šiuo atveju galima praeiti, nusileisti kopėčiomis ir praeiti. Taip pat galime judėti toliau, arba iš vienos pusės šitos bačkos, kuri yra po dešinę, arba iš kitos. Taip pat galim toliau judėti ten palei tvorą. Ir mes keliaujame toliau. Toliau mes turime vėlgi kelis pasirinkimus. Galime judėti toliau palei tvorą, arba galime patekti į ofisų pastato 2 aukštą. Iš karto ties siuvykla. Tai yra vėlgi iš senesnio video galite prisiminti šitą vietą. Ten tiesiai yra Černobylio 2 aukštas. Čia yra praėjimas į ofisus. Na ir judame vėl į lauką. Aišku, kad mes galime pridengti senąjį išlipimą pro lango į 1 aukštą. Galime, aišku, nusileisti ir per čia nuo kalno. Ir taip pat galime judėti toliau palei tvorą. Ir patekti pro šitos viršutinius langus. Šiuo metu šaudyti negalima. Ir mes turime visą teritoriją. Galime apeiti ir šią tvorą, kuri būdavo nežaidybinė. Galime apeiti iš šios pusės, praeiti, ir galime eiti pro apačią, patekti į metalinius laiptus. Metalinis laiptus vėlgi galime užeiti į 2 aukštą.
arba eiti palei šitą betoninės tvoros pusę. Tai vat toks praplėtimas, kuris atveria naujas galimybės, tiek taktinės, tiek ir žaidimo organizavimo, scenarijų įvairovė ir panašiai. Tai tikiuosi, kad jums patiks naujasis žemėlapio praplėtimas ir džiaugsitės kartu su visais. Ir tai padės jums laimėti. Sėkmės, iki susitikimo.